ką, pagaliau sugrįžtam į eterį po beveik 2 mėnesių poilsio, galima sakyti. Tai pirmos varžybos, Vilniaus maratonas, kaip ir praeitais metais, bėgau 10 km, dabar šiais metais nusprendžiau beveik 5 pasitikrinti savo bėgimo formą. Realiai po vasaros sezono stadione tiesiog mėnesį ilsėjausi, laižiausi visas traumas, dabar kaip ir sveikas, viskas gerai. Paskutinius 2 mėnesius tiesiog, pusantro mėnesio tiesiog buvau labai daug džime, daug labai nebėgiau, kažkur apie 50-60 km, tai labai kažko šiandien ir nesitikiu, tiesiog pasitikrinimas tokios formos. Tai tiek, pažiūrėsim, kas čia gausis. Šiaip jeigu kalbant tai bendrai apie sportą, tai tikrai dar sportuosiu, bent jau nusprendžiu šitus metus tikrai dar bandyti kažką įrodyti. Tik nežinau, kaip bus su YouTube'u, ar pavyks viską taip kelti, dokumentuoti ir panašiai, kadangi visai nemažai darbų atsirado Alytui, tai turbūt bus fokusas tenai, bet tikrai vis dar sportuosiu ir tikrai dar varžybose turėtų mane pamatyti. O šiandienos tikslai, kaip ir sakiau, pasitikrins formą ir manau bent iš 18 5 km išbėgti. Jeigu iš 17, tai čia apskritai pasaka būtų. Šiaip tai net nežinau, kokia trasa, bet gal kaip nors ten pasiklysiu. Čia tik tai dalis, mars. Dar įkvėta. Ir juda. Jėga! Rankos! Turės draugiškai paskaičiuoti, kai 10, 9, 8 ir tos visos paskutinės sekundės prieš Rimi rinkis ilgiau 5 km varžybų distancijos. 5, 4, 3, 2, 1. Finišuoja. Palaikykime bronzos laureatą. Jūsų merai. Kalbus Pačernis trečias, Monika Černiauskė ketvirtas ir Gabija Kalvidytė Jonavos sporto klubo Steinius tampa moterų rungties nugalėtoja. Gabija, viskas dabar jau atsigauna, žiūrėjau. Tai žiūrėjau, Lukas sakė, kad iškentėjo nepasidavė. Tau labai reikėjo kentėti, kad tie pirmi 5 pakūrų neaplenktų. Nu ką, 5 kilometrai prabėgau 17:47, tai buvo planas įvykdytas iš 16 minučių, viskas labai gerai. Pirmą kilometrą galvojau su Gabija Kalvidyte prasibėgti, nes jai ten kažkur bėgo 3:20 peisą, tai galvojau, gal kažkiek padėsiu, bet tik 1 kilometrą padėjau. Paskui jinai nubėgo toli, o šiaip tai labai kažkaip trumpa trasa palyginus su praeitais metais. Praeitais metais 10 km ir bėgau per 36, tai praktiškai 2 po 5 km po 18 minučių, o dabar tik 17:7. Bet nieko, to ir galima buvo tikėtis. Bet šiaip labai faina, nežinau, trumpa trasa su geresne forma, manau tikrai
gerai prasibėgti. Pirmas sezono startas. Dan. Iki kitų susitikimų. Prenumeruokite, laikinkite, komentuokite. Very glorious. Peace out.